Sveiki, mano vardas Artūras ir džiaugiuosi iš čia matydamas visus. Ir prieš pradėdamas noriu pristatyti savo projektą. Tai prieš pradėdamas noriu paklausti, ar patinka jums gauti dovaną? Taip. O jų ieškoti? Ne. Taip, be abejo. Greičiausiai daugelis iš jūsų esate susidūrę su sunkumais, kai tenka rinkti dovaną artimam žmogui, draugui, verslo partneriam ar dar kažkam tai. Ir paprastai ieškoma yra originalios, paprastos, keliančios kažkokius šiltus prisiminimus dovanos. Tai ne taip lengva, bet įmanoma. Ir šitam projekte siūloma daug unikalių dovanų ir stengiamės, kad jas rinkti būtų taip pat paprasta ir malonu, kaip ir gauti. Prašom. Primena LT. Elektroninė parduotuvė internete prekiaujanti unikaliomis, originalioje pakuotėje pateikiamomis dovanomis. Truputis neringos kopų smėlio mėgintuvėlyje, palydėto fotovaizdu. Primena LT. Nida, jūra. Judo žemės grumstas su ką tik išarto lauko vagų fotografija. Taip pat primena LT. Šviežio šieno gniūžtė perišta lino siūlų, kvepianti kaimo pievomis. Primena LT. Medžio žievė suražyta ornamentika, gintaras rinktas Baltijos jūros pakrantėje. Primena LT. Tai prisiminimus keliančios asociacijos. Jų koncepciją kūrė jaunas, talentingas dizaineris Edvardas Kavarskas. Menininkas tradicinės vertybės atskleidžiantis naujoje šviesoje. Įvairūs kvapai maišeliuose, kolbose, pagaminti iš natūralių Lietuvoje augančių žolelių. Aktyvinantis, žadinantis, raminantis. Išskirtinis Lietuvos kvapas sukurtas lietuvių ir tradiciniu būdu pagamintas vienoje seniausių pasaulio parfumerijos laboratorijų Galimard. Lietuva yra pirmoji pasaulyje turinti savo šalį reprezentuojantį kvapą. Tai tik maža dalis mūsų siūlomų dovanėlių. Jūsų pasirinktą dovaną supakuosime į originalią pakuotę ir pristatysime nurodytų adresų. Pageidaujant, užrašysime sveikinimo tekstą. Registruokitės dabar ir sužinokite naujienas pirmieji. Tegu jūsų dovanos primena LT. Kiek laiko šitam projektui yra nauja idėja? Ar čia kažkaip Lietuvos kvapas girdėta buvo? Kai kurie produktai, jie yra jau pagaminti, Lietuvos kvapas yra realiai pagamintas, jisai toks egzistuoja, tai jisai nėra platinamas plačiau ir nėra reklamuojamas. Šitam projekte primena LT, jisai labai tinka ir ieškoma bus tik panašių produktų, kurie nėra standartiniai, randami kiekvienoje suvenyrų parduotuvėje, ar kioskelėje, ar degalinėje, bet būtent kuriami dizainerių, kuriami profesionalai ir jie yra unikalūs. Tai yra išskirtinumas, kad daiktai yra unikalūs, kad juos galima sieti su prisiminimais ir jie yra primena LT. O tas projektas primena LT jis jau veikia? Šiuo metu yra kūrybos stadijoje, bet registruotis, aš manau, bus galima pakankamai greitai ir gauti žinias apie kada pasileidžia, kada atsiranda nauji produktai ir kas dar įdomus atsitinka. Turim vieną funkcinę idėją. Tai, kad nuotraukas negalima atsiųsti savo. Kaip? Ar numatė galimybę atsiųsti savo nuotrauką prie dovanos? Tokios galimybės nėra, bet kaip idėja, tai bus. Emocija labai graži, o žmogus, jeigu jis nori savo emocijų dovanoti, tai kopų smėlis turbūt norėtų savo nuotrauką. Aš čia pagalvoju. Aš manau, kad jo, tai idėja labai gera, dėkui, tai galim įgyvendinti, reikės pagalvoti, kaip tai pridėti. Tai čia yra vieno dizainerio e-shopas, ar ne? Ar čia gali būti daugiau kitų dizainerių? Yra kelios produktų grupės ir stengiamasi tai, kad tai nebūtų atsitiktiniai daiktai, masinės gamybos, gaminti Kinijoje ten ar kažkur tai žemuose šančiuose, bet kad tai kurtų dizaineriai, kad tai darytų
autoriniai darbai iš esmės, grupės, koncepcijos ar dar kažkas. Tai šiuo metu yra būtent Edvardo koncepcija visa linija paleista, yra Lietuvos kvapas, dar yra keletas projektų, kur dizaineriai išdirbinėja, bet kol nėra prototipo padaryto, šnekėti apie tai anksti. Tai verslo pusė kaip toks internetinis turgus, ar ne? Ta prasme, Ne visai internetinis turgus, jisai visai gerokai kito lygio. Greičiau internetinė galerija su unikaliais darbais. Bet tai yra parduotos daiktus, ar ne? Ir jūs pasimat kažkokią mokestį, ar koks yra čia verslo modelis šitą vietą? Mes inicijuojam kūrimą, palaikom gamybą ir organizuojam pardavimą. O kaip galėtų kainuoti kolba, pavyzdžiui, su smėliu ar kažkoks kainas? Apie 12-15 litrų. Kietai kaip už smėlį. Kolba? Čia su atradimu ar kaip pats? Kol kas pačio daikto kaina. O kas yra pirkėjai daugiausiai? Pirkėjai, pirma, kas ateina tiems, kuriems reikia prisiminimo apie Lietuvą. Tai yra plati terpė emigravusių ir kurie jaučia poreikį vienokį ar kitokį prisiminimą turėti, pasistatyti kvapą, detalę ar dar kažką. Antras yra, kada žvelgiama su nuotaika, su humoru ir kada pasistengiama padovanoti ne standartą, padovanoti kvapą. Padovanoti emociją, padovanoti smėlį, kai tu gyveni kaime arba mieste ir tą smėlį matai tik televizoriaus ekrane arba dar kažkur, tik per atostogas. Tai praktiškai tai yra skirta orientuota į išradimus, o ne pasitenkinančius kioskelėje nupirktų suvenyrų arba dovanėlį. Žodžiu, pelnotės iš žmonių nostalgijos. Taip.